bet aišku, ne su tokio dydžio grupe. Žinoma, tai buvo keli žmonės labai suinteresuoti ir ten kalbos būna, nu, universitetas gerai, bet labiausiai juos domina tremtis, pavyzdžiui. Tarkim, tai va, tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų kiekviena siena, kiekviena plytelė, kiekvienas va štai toks pagražinimas čia vertas tavo pasakojimo, bet kasgi tiek per vieną kartą sugeba suimti į savo galvą, kitas dalykas ir žinoti tikrai reikia labai daug. Ir tarkim, nu gerai, jūs dabar sakote, esate dizainą, ar ne, tai su architektūra kažkokių žinių mažiau. Kiek žinot iš viso architektūros stilius, dailės mokyklas esat baigę? Ta prasme, aš nelabai įsivaizduoju, dėl ko aš klausiu. Nes aš nelabai įsivaizduoju, kokie studentai sueina. Su filmais ir... Ai, čia maždaug šitas dalykas, ar ne? Tai va, nes čia, tarkim, atėjęs architektūros istorijos, bent jau toks minimalus žinovas, ar ne, tai jis iš karto pasižiūrėjęs į lubas pradėtų sakyti, kokio čia laikotarpio, sakykim, pastatas, kada pradėjo kurtis, nu, kada universitetas oficialiai įsikūrė, tą datą turbūt iš mokyklos prisimenat. 16 amžiuje. 16 amžiuje, nu, valačiai, neblogai. O kurioj pusėj? Pirmoji. Ne, antroji. Bet suprantat kaip, va aš irgi, aš sakau antroji. Bet aš negalėčiau pasakyti, kad jūs esate visiškai neteisi. Todėl, kad kalbos apie tai, kad reikia kurti universitetą, prasidėjo tikrai 16 amžiaus pirmoji pusė, jeigu ne dar anksčiau. Bet jau oficialiai maždaug taip. Ir kai pradeda ginčytis reformatai ir katalikai, tai jeigu jūs skaitėt kažkokį tai straipsnį, tai iš tikrųjų labai lengvai galėjo likti galvoj, ta prasme, suvokimas epochos, kas tada vyko. Ir tai yra 16 amžiaus pirmoji pusė. Ir, nu, atsakau, aš negalėčiau dirbti mokytojai, nes aš iš karto randu paaiškinimą, kodėl yra taip, o ne kitaip. Nu, kaip dabar parašyti, kad negerai, žmogus akivaizdu, kad mąsto. Tai va, tai iš tikrųjų ta gimtadienio data yra 1579, bet tai ir jums jau turbūt aišku, kad nu nebūna taip, kad atsisėdau prie stalo didelis viršininkas, parašiau įsakymą įkurti Vilniuje universitetą ir tas universitetas nuo rytdienos veikia. Nie tai buvo, kada nie taip ateity matyt bus, čia tik svajonės, ne kad tų asmenų taip viskas greit pakeis. Tai va, tai pradžia, tai aišku, yra 16 amžiaus ta pradžia, ta gardoji kova tarp tų tuo metu protingiausių žmonių, katalikų, reformatų, jau šios dienos terminai šnekant, toliau sėdėjo tokie garbūs valdovai ir viena iš jų mergaitės galim nosis labai aukštai užriesti, tai buvo Bona Sforza, kuri ir atvežė kultūrą į Vilnių, bent jau taip italai teigė, dėstė ir pagal viską ir matosi, iš tikrųjų renesanso idėjas mums atvežė italai. Ta reikia pripažinti ir kartu su Bona Sforza atvažiavę į Vilnių ir visas tvaras, ir maisto kultūra, ir laisvalaikio leidimo kultūra, ir darbo kultūra, ir supratimo apie grožį kultūra, visa tai yra 16 amžius. O šiaip jau menas vystėsi kieno dėka? Menas kieno dėka vystėsi? Nu gal turbūt daugiau, sakykime, tų, kurie turėjo laiką menui vystyti, kuriems reikėjo grožio, bajorams reikėjo ko? Jie buvo atsakingi už savo tėvynę, reiškia, jie keliavo kariauti. Tai va, o tie, kas statė bažnyčias, kas jas puošė, kas aukojo Dievui, taip, faktiškai visas menas tai viduramžiais vienuolynų užsakymai, liūto dalis, kiek ten tų karalių Europoje buvo, o štai vienuolynų buvo gerokai daugiau. Ir va tokie visokie dailininkai, kuriuos mes šiandieną žinome, kurie išliko užrašyti, tai išliko būtent, kodėl? Dėl to, kad vienuoliai buvo raštingi, viena iš nedaugelio pusių, viena iš nedaugelio dailių visuomenė. Gerai, tai toliau apie universitetą, jeigu čia šitas sienas apžiūrėjot, kaip aš, toliau jūs man nelabai ką pasakysi, žiūrėdami vien tik į uždarytas duris, tai mes su jumis einam ten, kur duris yra. Prašom, vaikai, ateikit čia arčiau. Šita salė, bet nežinau, jums gal irgi nepriklauso tą žinoti, bet kai aš pradėsiu kalbėti, uždarykit duris. Labai greit pajusti tą, kad, tarkim, mane girdite daug prasčiau nei žmonės, kurie kalbasi va štai prie to tolimojo stalo. Tai akivaizdu, kad su akustika čia yra itin negerai. Tie žmonės tikrai nerėkauja labai smarkiai, bet garsas va taip keistai sklinda. Ir tarkim, jeigu yra didesnė grupė ir pasusidini visus, tai dar turi specialiai, žinau, aš vieną kėdę, prie kurios reikia atsistoti, kad visi girdėtų. Žmogus netyčia telefoną pakils, mes su jumis iš vis nesusikalbėsime. Nu, vat taip jau yra. Tai čia nežinau, kokie čia menai, audio menai, ar ne, ir garso aparatūra, ir statiniai. Tai šiaip jau nors tų laikų statytojų mes lyg ir neturėtumėm kaltinti kažkokiom blogom intencijom, blogai statyti, bet vis dėlto, nu, ne viską apskaičiuojančių ir pagalvojančių meistrų buvo visais laikais.
Tai šita pastato dalis yra statyta 17 amžiaus viduryje, maždaug toks laikotarpis yra. Ir labai mąstyta praktiškai, kad čia turėtų įsikurti tai, kas susiję su kolegija. Ne su vienuolynu, bet su kolegija. Taigi šitoj vietoje refektorijus, tai yra valdomasis, antram aukšte biblioteka, trečiam aukšte pirmasis universiteto bendrabutis. Šiandieninė profesorių skaitykla, doktorantų gal sakykim taip. Tai čia tiesiog šiek tiek apie pastatą. Tai tai refektorijui reikėjo viešas paskaitas skaityti, reikėjo čia rūpintis garsu. Kažkiek reikėjo, bendros maldos buvo, bendros diskusijos irgi buvo, stalas ilgas, gal ne šitas stalas, aišku, stovėjo, bet vis tiek, tai kaip ir reikėjo pamastyti apie tai, bet nepamastė. Arba pamastė, bet nesigavo, būna ir taip. Tai bet grįžtant prie mūsų istorijos, taigi, kaip jau minėjau, tas priežastis daugmaž išdėsčiau, kodėl buvo pradėta galvoti apie universiteto Lietuvoje įkūrimą. Ir pirmasis toks garsusis jau žmogus, kuris labai daug dirbo tam, kad universitetas būtų atidarytas, tai buvo Valerijonas Protasevičius, Vilniaus tuometinis vyskupas. Tas žmogus, kuris visų varamas, keikiamas ir kritikuojamas, nepabijojo imtis ant savo pečių atsakomybę užsidėti ir pasikviesti jėzuitų ordiną į Lietuvą. Kadangi jėzuitų ordinas buvo netaip seniai įkurtas 16 amžiaus viduryje ir būtent jo sukūrimo tikslas ir buvo švietimas, aišku, įsivaizdavo jie tikrai, kad nevažiuos čia į Vilnių ir steigti universitetų, jų, aišku, idėjos buvo visiškai kitos, jie norėjo važiuoti ir į Kiniją, ir į naujai atrastą Ameriką. Jėzuitus traukė turtingi kraštai, ubagai visais laikais visus traukė mažai, bet, kaip žinot, pirmieji tokie ubagų, sakykime, vienuolynai, kurie pasirodė Vilniuje nešdami krikščionybę, tai buvo kokie? Senosios Vilniaus bažnyčios, kolegos, tai jums ekskursijos po Vilnių reikia pradžioj, ne? Žodžiu, mokyklai turėjot kažką girdėti, po to, aišku, primiršot. Taigi seniausios bažnyčios yra pranciškonų, Trakų gatvėje, ir dominikonų. Tai štai tie ordinai buvo elgetaujantis pakankamai ir asketai. Ir todėl neturėjo jokių šansų pasiekti kažkokios krikščionybės plėtros, tarkim, Kinijoje, kurioje nuo pat pradžių buvo vertinama, jeigu tu turi pinigų, tai tu gyvenime kažką pasiekei, ir smegenų turi, su tavim galima skaitytis. O jei tu tik elgetauji, tai elgetos gyvenimas atitinkamas, apie ką su juo galima kalbėti. Tai jėzuitai visiškai kitaip, jie jokio asketizmo nepropagavo, viskas turi būti su saiku. Aišku, jeigu prasižengiai, tai duona ir vanduo, tai čia, žinoma, studentui labai gera auklėjimo priemonė, fizinės bausmės taip pat nebuvo atmestos priešingai šiais laikais, ar ne? Jau dabar tai mes šiurpstam išgirdę, kad galima vaiką badu marinti ir dar rykštėmis plakti, siaubas, taip negalima. Tai jėzuitams visas tas tiko, bet vien tam, kad ateityje gyventumėt geriau. Čia ne šiaip sau tas visas buvo daromas. Taigi, tai jėzuitai atvyksta į Lietuvą, pradžioje raukos ir savo viešpaties, šiaurės kraštas, miškai, vilkai, šaltis, ką čia dar galima veikti. Atvažiuoja, Valerijonas Protasevičius taipogi žmogus išsilavinęs, smegenų turi, tai žino, kad jeigu nori, kad tą svečią, kaip sakant, neišsikviestų po 2 dienų labai ten neaiškus kažkokie veikėjai, tai tu tą svečią gražiai apgyvendink, nupirk gražiausius namus, pasamdyk tarnaitės, virėjus, taip jau, kad kaip reikiant būtų priimtas svečias. Tai buvo ir padaryta, ir po kelių dienų iš Romą išlėkė laiškas, jeigu ir yra kur Barbarų kraštas, tai tas Barbarų kraštas yra Šiaurės Italijoje. Milanas šiandieninis. Kaip jūs manot, palyginus su Vilnium, ar ne? Tai aiškiai jie barbarai nemes. Tai aišku, labai gražus laiškas, mums smagu jį skaityti, bet faktas lieka faktu, kad jėzuitai nutarė, kad čia apsimoka dirbti ir galima čia steigti kolegiją. Pradžioje kolegija, 1570-ieji, o po 9 metų jėzuitai jau pasistengė, kad ta kolegija būtų reorganizuota į Vilniaus universitetą ir akademiją. Ir iš tikrųjų mes kalbam apie universitetą, bet jums tai turbūt reikėtų žinoti ir kitą dalyką, kad jėzuitai pradėjo ne tik universitetą steigti čia, ne tik tai tą, jie iš tikrųjų steigė savo vienuolyną. Ir tai, ką mes šiandieną turim, tą didžiulį 4 gatvių ribojamą kvartalą, Vilniaus universiteto senasis ansamblis, sakom, iš tikrųjų tai yra jėzuitų normaliausias vienuolynas. Viskas, kas turėjo būti to meto vienuolyne, čia ir buvo. Ir kolegija tame tarpe, viena iš nedidelių dalių. O šiaip normali įmonė, mūsų dienų kalbomis šnekant. Aišku, vėliau jau, žinoma, išplėtota ir ta garsioji Bumblausko dabar garsiai sakoma ta teorija apie tai, kad Vilniaus universitetas tapo kažkuo ypatingu šitam miestui. Jis neatsidūrė šalia miesto, jis yra miesto viduryje įaugęs, įsigyvenęs į šitą miestą. Ir kai universitetą uždarė, tai buvo iš tikrųjų miesto griūtis.
O įaugęs dar ir todėl, kad geografiškai netgi žiūrint, Vilniaus universitetas yra miesto širdis, miesto vidurys. Visas senamiestis yra kaip dubuo arba antikinis teatras. Ir antikinio teatro scenoje, tai yra jo viduryje, mes turime Vilniaus universitetą. Pasižiūrėkit kada nors žemėlapį Vilniaus ir jūs pamatysit, iš kur tu beeitum, kad visi keliai veda į Romą, tai pas mus visi keliai, vietoj to, kad vestų į Rotušę, tai pas mus veda į universitetą, kur beeisi vis tiek nepraeisi tu jo. Nu, smagu, mums tai smagu, aišku, visiems kitiems tai visai ten būna. Tai va, bet visas šitas grožis, tai žinoma, šitokie pastatai, šitokios atmintys, jūs tiesiog vat išėję pabandykit apeit ratu. Ir vat suvokti, žinoma, kad tie pastatai iš tų gatvių ribojami kažkiek priklauso ne universitetui, bet labai maža dalis. Tai vat įsivaizduokit, tokį ūkį reikia sužiūrėti. Ir tų jėzuitų juk nebuvo žvėriškai daug. Vis tiek tu turėjai labai daug lėšų gauti, aišku, reikėjo gauti ir iš Romos, bet visą tai ir bažnyčią išpuošti, kurią irgi prijungė prie kolegijos. Ir visus tos rūmus sužiūrėti, ir jų buvo ir bravoras, buvo ir arklidės, buvo visi tokie ūkiški dalykai, kurie to meto miestiečių buvo reikalingi. Visų tuo reikėjo pasirūpinti, sužiūrėti, prižiūrėti ir dar kartu galvoti apie mokymo ateitį, apie katalikybės plėtros ateitį. Tai darbo buvo tikrai labai daug, jėzuitai tvarkėsi pakankamai sėkmingai, ne tik pas mus, bet ir visoje Europoje. Na, o kai labai gerai tvarkaisi, tai situacija būna kaip šiuo metu Lietuvoje. Jeigu gerai tvarkosi įmonės direktorius, tai po kokių 20 metų pradeda visi piluoti. A, kodėl jis čia taip ilgai šitam poste sėdė? Ne, čia kažkas nešvaru, reikia kapstyti deklaracijas, giminės, sūnus, dukras ir taip toliau, kol atrasti kokį kablį, dėl ko tą direktorių reikia išmesti iš savo darbo vietos. Lygiai taip pat ir su jėzuitais atsitiko. Aišku, priežastys tai visai kitokios įvardinamos, bet tarp eilučių gali skaityti. Jie tapo per daug turtingi ir per daug įtakingi. Ir todėl buvo prieita tokia situacija, kad 1773 metais jėzuitų ordiną teko uždaryti. Jėzuitų ordiną uždarė, Vilniaus universitetas, aišku, atsidūrė tarp dangaus ir žemės, nėra vadovaujančio organo, sakykim taip. Tai aišku, teko kažką galvoti, edukacinė komisija, LDK vyriausioji mokykla, vėliau Lietuvos Lenkijos valstybė praranda savarankiškumą ir tampa Rusijos imperijos dalimi, reiškia universitetas vėl reorganizuojamas. Tikėtasi, kad čia bus Rusijos imperijos garsiausias universitetas, to neatsitiko, čia tapo absoliučiai pasipriešinimo universitetas, čia suvažiavo dirbti krūva Lenkų profesorių, čia pradėjo kurtis Lenkų romantizmo literatūra, Lenkų visas romantinis judėjimas ir kai šiandien Lenkai sako, kad Vilnius jiems labai brangus, tai iš tikrųjų reikia suvokti, kad jis brangus didelę dalim dėl universiteto, didelę dalim. Ir tuo pačiu beje šiandien paklausykit Lietuvos radijo kokią porą dienų įsijunkit. Vat kartais man atrodo, kad Lietuvos radijas tai duoda darbo Vilniaus universiteto dėstytojams, nes kaip tik tai kokia nors tema, taip ten dalyvauja Vilniaus universiteto atstovai. Tai taip pasiklausai ir galvoju, gal ir neblogai, lėšų savo neįdedi, pastangų jokių, o Lietuvos radijas yra universiteto radijas. Atkreipkite tai dėmesį, gal ne visada tiesiog turi laiko pasėdėti prie to radijo, bet jau kai sėdi uždaroj patalpoj kabinete kažkokiam, tai taip klausai ir net juokas ima. Tai va, tai aš tiesiog čia norėjau pasakyti, kad Vilniaus universitetas iš tikrųjų nebuvo stabili organizacija, aišku, keitėsi mokymo ideologijos, keitėsi pagrindiniai tikslai, keitėsi studentai, keitėsi šalis. Kai universitetą 1832 uždarė, tai įsivaizduokit, Vilnius jau nebuvo sostinė, nebuvo kultūros kažkoks centras, nebuvo dar pramonė tiek išvystyta ir nebeliko mokslo įstaigos. Kuo liko miestas? Toks turėjo tapti provincijos miesto absoliučiu. Ir kartais stebiesi, kaip pavyksta tiem miestam nenueiti į kažkokias paraštes, kaip išlikti, kaip atsiranda žmonių, kurie tą miestą kelia, prisimindami, aišku, tada jau nereikia nepamiršti ir Daukanto, ir Narbuto įnašus, kai jie tenai kėlė visos tas mistinės idėjas apie lietuvių kilmę iš romėnų ir taip toliau. Bet miestas atgyjo. Ir vėliau universitetas buvo atkurtas jau 20 amžiaus pradžioje, 1919 metais, kaip lenkiškasis universitetas, bet šalia to, vėlgi, daug kas kraipo ūsą, nepatinka jam tas, o be reikalo. Tikrai laiku buvo universitetas atkurtas, tikrai Vilniui buvo sugrąžintas universitetinio miesto vardas. Būtent tuo laikotarpiu universitete pradėjo studijuoti pirmosios moterys, pasidžiaugkim to, ir pirmasis ir iki šiol vienintelis Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas. Žmogus, kuris 1980 metais Stokholme pasakė, man pasisekė gimti mitų ir poezijos žemėje, Lietuvoje. Man pasisekė augti, mokytis stebuklingame mieste, kur net debesis turi baroko formą. Po to, kai 30 metų gidai nenustodami šitą kartodavo kiekvienam atvažiavusiam į Vilnių, nes
Tai va, tai tokie žmonės, jie studijavo universitete būtent tuo laikotarpiu. Vėliau Antras pasaulinis karas, nepaprastai sunkus laikotarpis po karo. Nu bet kągi, kadangi buvo visada idėjos, buvo žmonės, tai taip sėkmingai pavyko išvairuoti tą universitetą ir per 50 sovietijos metų ir dabar. Tai dabar jūs man pasakykit, kas yra jums Vilniaus universitetas? Apart to, kad graži vieta, į kurią reikia ateiti, dėstytojas sakė pasižiūrėti, ne, senųjų freskų, nes senesnių jau turim, aišku, bažnyčiose, bet ne visur viešai prieinama. Ką dar? Mokytis kada nors svajojat universitete? Šitam ne. Šitam ne. Dėl kokios priežasties? Nėra tokios specialybės, kur įdomu. Jo, čia rimtas reikalas, arba specialybės lygis, švelniai tariant, itin prastas. Ir taip yra. Nu, taip, mes čia galim sakyti, kad mes esam tobuli, betgi visi žinom, kad nei vienas nėra tobulas ir nebus. Tai yra specialybės, kurios tikrai neblogai dėstomos čia ir kur šį bei tą gali sužinoti, o yra, kur atvirai kalbant, visiškos pievos. Tai va, tai nu ką padarysi? Taip jau yra. Stebuklų nebūna. O jūsų specialybė, kaip sakė, ten tie vizualieji menai, ar ne, nu tai jo, arba dailės akademija, bet šiaip jau, jeigu taip imti prieš kokį, 90 metų, tai sėkmingai galėjote studijuoti Vilniaus universitete, nes dailės akademija tai yra Vilniaus universiteto padalinys, grafikos kabinetas ir dailės, sakykime, studijos čia prasidėjo ir tik ne 19 amžiaus pradžioje. O taip reikėtų pasitikslinti, bet iš esmės tai yra visiškai istoriškas dalykas ir, tarkim, kai kalba apie jungimą dailės akademijos, tarkim, kai kas užsimena, ar ne, prie Vilniaus universiteto, tai iš esmės būtų labai logiška. Tik tai tiek, kad, kažin ar verta šiais laikais, jeigu yra menų universitetas, jeigu apie tokį galvoju, tai ta dailė lyg ir ten turėtų būti. Tai va, gerai. Tai dabar, sakykime, tiek tas universitetas, bet kadangi jūs domina senieji dalykai, ar ne, senieji pastatai, tai aš turiu pasakyti, kad universitete mes turime tokį labai seną padalinį, šiandien turbūt vienintelį gyvuojantį dar iš tų laikų, tai yra biblioteka, pradėjusi kartu su Jėzuitų kolegija 1570-aisiais, ir be visų kitų gerų dalykų, šitą biblioteka dar turi ir tokį pranašumą, kad dirba senuose pastatuose. Tai yra tokiuose, kurie, kai kurie priklausė nuo pat pirmųjų dienų, kai kurie ne visai, bet vis dėlto šita salė, kaip jau minėjau nuo pat pradžių, tai buvo refektorijus. Tai refektorijai esat keliavę po Italiją, Prancūziją, senuosius vienuolynus matėt? Refektorija absoliučiai visur yra kokios nors tamsiai pilkos spalvos panašios į šitą ir dažniausiai turi vieną freską arba lubose, arba salės gale. Čia nieko absoliučiai nerasit kitur. Va tas ir yra, kad universitetas tai yra vakarietiškos kultūros nukeltos labiausiai į rytus atstovas. Va tas yra, kai mes sakom, kad tai seniausias rytų Europoje ir dar kažkaip, ne taip reikėtų sakyti. Tikroji yra tiesa, kad ryčiausias vakarų kultūros universitetas. Tikintis, kad tą vakarų kultūrą pavyks nustumti iki Uralo. Nepavyko, ką darysi. Tai va, tai ką jūs matote Europoje, vienuolynuose lygiai tas pats buvo ir čia. Ir mums tos laikus, jėzuitų laikus, 17 amžių primena vienintelę freską, autorius nežinomas, mergelė Marija savo apsiaustu dengia Vilniaus universiteto profesorius jėzuitus. Prieisim po to arčiau, pamatysit, iš tikrųjų, visa ta simbolika, kuri buvo būdinga Europos dailei, visa tai yra ir čia. Kaip manot, kodėl? Todėl, kad jėzuitai dirbo visoje Europoje. Ir tikėtis, kad jie turėjo specialistus, kurie būtų parengti tik tai čia, tikrai neteisinga būtų. Jėzuitų pats mokymas reikalavo pradėti mokytis vienoj šaly, va tai yra savoj gimtojoje. Po kelerių metų būtinai reikia važiuoti į kitus universitetus, tos studentų mainų programos. Ir tik po to, kai tu pagyveni svečioj šaly, tu pamatai, kaip gyvena ir mąsto kitos kultūros žmonės, tik po to tu gali grįžti jau toliau, dabaigti savo visus mokymosi reikalus ir laikyti save daugiau mažiau išsilavinusiu žmogumi. Česlovas Milošas vėliau parašė apskritai, jeigu nori būti išsilavinęs žmogus, tai pirmiausiai turi studijuoti klasikinę filologiją, tai yra 3 kalbos – lotynų, graikų ir hebrajų. Po 3 metų studijų gali rinkti savąją sritį – menus, istoriją, archeologiją, kas tau ten šauna į galvą. Va tada gali sakyti, aš esu pakankamai išsilavinęs. Tai mes, kaip juokaujam, bibliotekoje mes turim net kokius 10 išsilavinusių žmonių. Visi kiti, taip jau tenka pasakyti, kad išsilavinimo jokio. Tame tarpe ir aš. Tai va, tai čia jau Milošas, bet jėzuitai tai jie vienareikšmiai mąstė, kad užsidarimas savoj šaly ir vienam tam tokiam kiaute nieko gero neduoda.
Kol tu nepamatysi ir nepabandysi suprasti kitų žmonių, tol apie bet kokį išsilavinimą negali būti kalbos. Čia mano labai įstringa kalba, kad vaikai, jeigu tik turit galimybę studijuoti kažkur kitur, būtinai išvažiuokit. Tai būtent Erasmus programos, kaip juokauja, kad ten, atsiprašant, studijos. Nu, ten va tikrai yra kultūros pažinimas, ar ne? Pusę metų nieko neveiki, bet užtat grįžti labai praturtėjęs. Ir nu, negali sakyti, net sėdėjimas baruose ir šnekėjimas su įvairiausiais žmonėmis irgi yra lavinimosi dalis. Tik tai mes kažkodėl įsivaizduojam, kad mokytis tai reiškia tik prie vadovėlių. Jokių būdų ne. Visi kiti dalykai irgi tinka, tik tai nu, nereikia padauginti baruose netinkamų dalykų. Tada tai tikrai mokslas šioks toks kitoks gaunasi. Tai va, kaip jau minėjau, grįžtant prie refektorijos, tai refektorijos buvo visiškai kuklus. Ir tik tada, kai buvo uždarytas jėzuitų ordinas, kai buvo permąstyta patalpų paskirtis, tik tuomet buvo nutarta čia įrengti aktų salę, nes labai gražiai nugriovus tvorą atsivėrė kiemas, iš karto ryšys su buvusiais vyskupų rūmais, o vėliau jau reiškia gubernatoriaus rūmais. Ir tuomet čia buvo galima ir priminėti svečius, ir kažką įdomaus veikti. Ir tuomet Pranciškus Smuglevičius, tuometinis profesorius piešimo katedros, ėmėsi dekoruoti šitą salę tuo metu madingu klasicizmo stilium. Čia kalbam apie kokį laikotarpį? Nu, nesakykit, kad nežinot. Nu, katedra iš kokio laikotarpio? Nu, taigi 19 amžiaus pradžioje. Nu, kaip sakė, ten plius minus 10 metų į vieną ir į kitą pusę. Nu, taigi viskas suprantama. Tai va, tai dabar jūs man pasakykit, ką jūs čia tokio klasiško matote? Nu, jau nes vis tiek susiję su dizainu ir menu, nors truputėlį klasiško. Nu, jeigu kalbant apie antikinę klasiką, tai buvo visi filosofai. Bet man labai įdomu, kodėl Diogenas čia yra nupieštas, jisai buvo visiškas asketas, tuo tarpu jėzuitai to nepropagavo. Bet mes kalbam jau apie tą laikotarpį, kai jėzuitų ordinas jau buvo uždarytas. Tai jį buvo nuteistamas Ne, jėzuitų ordinas buvo uždarytas 1773, o Smuglevičius dirbo 18 pabaigoje, pradėjo 19 pradžioje baigė. Žodžiu, čia jau kitas etapas, viskas gerai. Jėzuitai su baroku užsibaigė. Nors pirmosios detalės buvo, būtent klasicizmo atsirado prie jėzuitų dar, bet tik tai pirmosios tokie, pirmieji interjero, sakykime, tokie lopai, gal taip sakant. Ne, vaikai, čia iš tikrųjų sienas, tai jūs čia matote barokinės, be abejo, kad taip, bet kalbant apie tapybą, tai žinoma visiškai teisingai įrodyti, kad asketai, tai asketai, čia šiuo atveju gal ne asketai, čia jau Smuglevičius bandė truputį kaip susijęti europinę kultūrą ir prisiminti Europos civilizacijos lopšį. Tuo metu apskritai suklestėjo ir archeologija, ir senosios kultūros buvo atrastos, ir visą tai buvo bandyta pervežti į tas turtingesnės Europos šalis, iš Graikijos ir Italijos, ir dėl jų buvo pakankamai kovojama. Taip, kad čia viskas yra gerai. Smuglevičius buvo uždengęs net ir štai šį piešinį, nes jis netiko. Bet kaip jums, pavyzdžiui, jūsų, sakykime, kažkokiam stėti, ypatingai tie, kas mokėtės dailės mokykloje, vis tiek turi čia kitokį išlavintą žvilgsnį, bet ne, daugiau mažiau lavintą, aišku, esate jauni, bet vis tiek. Jums čia viskas gerai atrodo, va šita salė, tinka šitas interjeras salėje? Nu, taip tiesiog atidžiau pasižiūrėkit. Iš esmės viskas čia yra gerai, bet aš jūs šiek tiek provokuoju, norėdama paklausti, jūs ką nors apskritai apie Smuglevičių skaitėt? Niekada, ne? Žodžiu, šiaip jau Smuglevičius yra žmogus, kuris 24 rodos metus mokėsi Romoje, kuris tikrai žinojo, kaip turi būti kūriama, kas turi būti kūriama, bet iš esmės jo specializacija tai buvo paveikslai, ne sieninė tapyba. Ir va tie paveikslai ir yra stiprioji jo dalis. Ir tai, ką mes žinom apie Smuglevičiaus, apie Pranciškaus konkrečiai Smuglevičiaus kūrybą, tai iš tikrųjų daugeliu atveju tai yra altorių paveikslai, tai yra kažkokia puošyba. O čia yra freskos visiškai kitos ir proporcijos, visiškai kitas apskaičiavimas turėtų būti. Ir Irena Vaišvilaitė, jums turbūt vis tiek girdėta, ar ne, menotyrininkė, tai jinai labai skeptiškai žiūri į Smuglevičiaus freskas. Bet vis dėlto tas žmogus, talento jis tikrai turėjo, amato jis tikrai buvo išmokęs, nereikėjo galvoti, kaip teptuką laikyti, bet kaip tinka paruošti, čia jau gal ir buvo šiek tiek problemų. Šiek tiek problemų buvo apskaičiuoti irgi tokio ploto, tokio dydžio, paveikslas vis tik turi labai aiškius rėmus, čia jau rėmai kitokie. Ir žiūrint į lubas, kaip tu iš čia
paveikslą tu gali žiūrėti iš labai toli, ar ne, ir net iš aukštai, bet tu vis tiek jį, nu, net turėdamas aiškus matematinius paskaičiavimus, kaip ten viskas turėtų atrodyti, tu vis tiek gali pasižiūrėti. O čia iš esmės, nu kaip tu juos pataisysi? Tu juk tapai va ten prie pat ir atsitraukti, tai nulipti, vėl žiūrėti, vėl grįžti. Tai patikėkit, čia darbo tikrai buvo įdėta labai daug, ir pamastymų reikėjo, nu, ne vienos ir ne 2 dienų. Smuglevičius už visą šitą darbą neėmė jokio atlygio, todėl kad jis buvo prieš tai apkaltintas, kad yra absoliutus šarlatanas, nes jisai tapė vieno iš jėzuitų vienuolyno irgi sienas ir tenai šlapis, žodžiu, netinkamai paruoštas tinkas ir visa freska nubyrėjo. Tai čia jis jau sudėjo visas savo jėgas, kad įrodytų, kad jis tikrai gali padaryti, kad tai yra įmanoma. Nu, kaip matot, freska išsilaikė iki mūsų dienų, tai reiškia, tinkas buvo tvarkingai padarytas, bet su ta puošyba, nu, įvairiai čia kai kas sako, kad biškai perkrauta, nu, bet vėlgi, kiekvienam savo. Iš principo salė atrodo neblogai ir labai jos kritikuoti turbūt negali, ne? Tai va, eisim po to kitur, šiaip tai su Smuglevičium, tai turėtumėte ateiti Vilniaus bažnyčias ir pasižiūrėti tuos paveikslus, kurie dar išliko. Ir truputėlį, bent jau vieną kitą straipsnį pasiskaityti, to užteks, nereikia kapitalinių leidinių skaityti, bet tiesiog įvadą pasiskaitai, daugmaž žinai, ką atkreipti dėmesį, ateity turėsi laiko, neturėsi, nu ką darysi. Tai va, tai Smuglevičiaus salė iš tikrųjų pagarsėjo ir tarp aukštų žmonių, pagarsėjo įvairiausiose litografijose. Vienu metu tai buvo pati puošniausia miesto salė, o šiandien, nu, po Antro pasaulinio karo tiesiog buvo nutarta, bibliotekininkai stengiasi atverti tas sales, nors kiek parodyti, kad šis bei tas gražaus vis dėlto išliko. Ir ypatingai, kai buvo pradėta galvoti, kaip švęsti 400 metų jubiliejų universiteto, tai būtent tai yra ekskursijų pradžia. Visiems labai tos ekskursijos patiko ir nuo to laiko po truputėlį vat, augo ekskursijų skaičius. Ir šiandien bibliotekoje mes turim iš esmės 2 veiklas, tai yra muziejus, muziejinė veikla ir bibliotekinė veikla. Sunku, patikėkit, atskirti visą muziejaus tylą ir svečių priėmimus. Ir reikia daug dirbti ir keliai griežti, ir dėl to ir užsirašymai griežti, ir negalime jūsų paleisti taip vaikščiot, kur kam šauna į galvą, ko labai norėtų užsienio turistai atvykę. Nu negalim, nes vienas dalykas, neišeisit be gido. Problema maža, kad ten įduodi ten kažkokį, tai, sakykime, audio gidą ir vaikščiot. Tai dar turi turbūt kokį šniūrą nuties, pagal kurį reikėtų eiti, turbūt taip. Kitas dalykas, nu žinot, kai tu dirbi susikoncentravęs skaitykloje, tau čia durys varstosi, o pas mus durys sunkios, reiškia dar ir trankosi. Tai tada irgi taip jau šiek tiek nervina visokie žiopliai, tai geriau tegu jie eina komandoje. Surikiuoti visi, paskui gidą, nu kiek jau ten nuklysta, būna pasitaiko, bet vis dėlto. Tai va, negana to, mes dar irgi norim parodyti, kad vat, biblioteka ta muziejuje yra, tai vat, stengiamės rengti įvairias parodas. Tai suprantu, kad to laiko greitai, tas laikas bėga, kai kitų tvarkomės, bet šitą parodą tikrai norėčiau, kad pasižiūrėtumėte, jeigu jūs esate ir vizualiųjų menų atstovai, tai žiūrėkit dar gal ką gero ir sukurti iš tų visų galima čia tiesiog ateiti kaip idėja. Knygos yra naujos ir senos. Šitose parodose niekada naujų knygų nepamatysit, jos yra kitose vietose ir kiekvienais metais mes turim po 2, po 3 parodas. Kartais tai yra labai akademinės, labai rimtos parodos, skirtos kažkokiem garsiem įvykiam ar žmonėm. O kartais tai yra tiesiog parodyti tai, kas yra gražu, įdomu, jokių ypatingų mokslo pasiekimų čia galim ir neieškoti, bet jums aš norėčiau, kad atkreiptume dėmesį. Šiuo metu yra paroda tokia nuo medžioklės iki buduaro, ar iš buduaro į medžioklę kažkaip panašiai, bet iš esmės turi jinai tokias 2 dalis, didžiąją dalį, kurią rengia mūsų biblioteka, tai ir skirta moterų veiklai, kuri paprastai būdavo paslėpta viduramžių knygose. O kitoji dalis ten gale yra jau ne mūsų iš Vrublevskių bibliotekos, jau vyriškoji tarsi dalis. Tai vat galit pasidalinti, bet norėčiau, kad atkreiptume dėmesį į mediciną, į anatomijos vadovėlį. Mes čia džiaugiamės 3D aparatais, kad mes pažiūrėkit, kokius 3D aparatus turėjo kuriant tenai 17-18 amžiuje, ne? Ir kaip galėjo mokytis, aišku, tikėtis, kad tas vadovėlis ilgai laikys, nu sunkiai reikėjo tikėtis, ar ne? Ir pagaminimas buvo brangus ir tų vat, atsidarančių durelių galėjo būti iki 15. Tai žmogaus kūną kaip ir galėjai pažinti visai neblogai, nepaisant to, kad skrosti tuo metu lyg ir nebuvo labai propaguojamas veiksmas. Kaltinimai įvairiausi. Tai va, Jonas Forstelijos antspaudas, Kotrynos Didžiosios signatūra parašas, mūsų karalienių portretai. Žodžiu, ateikit, pasižiūrėkit, mados, bet kaip tik anoj pusėj pačioj pradžioj. Pirmieji madų žurnalai, gal turėsit kokių idėjų, ką čia būtų galima įdomiau sukurti ir kaip prašiau padaryti.
observatorijoje iš mūsų garsiųjų salių, visiškai kitokioje. Smagu, kad domitės astronomijos prietaisais, tai jau beveik ir galėtumėt pasakyti, kas čia buvo iki tol, kol tapo biblioteka, bibliotekos dalimi. Na, jei yra vienas kitas teleskopas, tai turbūt kyla tam tikro abejonių, ar ne? Bibliotekininkam vargiai čia bereikia teleskopų, niekada nereikėjo. Taigi, bet čia mes su jumis turime vėlgi grįžti šiek tiek į istoriją. Salė, kaip matot, visiškai kitokia, bet tai laikas kitas. Taigi, 18 amžiaus vidurys, šiek tiek prieš, ir jėzuitus pradeda kritikuoti, kaip žinot, jie vėliau buvo ir uždaryti, jau taip tvarkingai kritikuojant, bet 18 amžiuje jėzuitus dar kritikavo dėl truputėlį kitų priežasčių. Panašią kritiką turbūt prieš kokį, 15 metų mūsų mokytojas gyveno. Ta nuolatinė kritikavimą, lyg tai jie būtų kalti dėl to, kad visas pasaulis vystosi kitokią linkmę nei iki šiol paruoštos programos. Tai va, žodžiu, mokė ne to, mokė ne taip. Vaikai be abejo baigę mokyklas išeina visiškai nieko nenutuokdami apie gyvenimą, nežinodami, kaip reikia dirbti. Ateina į kažkokį kolektyvą, ten juos iš naujo dirbti reikia mokyti, žodžiu, pažįstami tokie. Pažįstamos frazės, pažįstami kaltinimai, viskas kartojasi ir jėzuitai, taip kaip ir šiais laikais, jeigu jau pats nemoku, tai žinoma važiuoju pasižiūrėti ten, kur dirba geresni. Ir keletas jėzuitų profesorių, aišku, pakankamai gabių žmonių, vienas iš jų ir Tomas Žebrauskas, išvyko į užsienio universitetus, tai konkrečiai Tomas Žebrauskas į Prahą, į Vieną, pasižiūrėti, kaip dirba ten universitetai, aukštosios mokyklos, kas ten yra kito ir įdomesnio, nors žinoma, daugelį dalykų jau ir patys žinojo. 18 amžiui vis tik tai labai smarkiai suintensyvėjo domėjimasis gamtos mokslais, matematika ir žinoma, kad šitas sritis reikėjo stiprinti. Ir jėzuitai, kurių mokslas koncentravosi vis tik tai daugiau į filosofiją, į teologiją, tai žinoma, kad turėjo permastyti ir mokymo programas ir norėdami pritraukti daugiau studentų, tas irgi buvo aktualu visais laikais, žinoma, turėjo galvoti, kaip atnaujinti savąsias programas. Taigi Tomas Žebrauskas, nuvažiavęs, jau kaip minėjau, visiškai netoli, patyrinėjęs, pasižiūrėjęs, grįžta 1752 metų rugsėjo mėnesį į Vilnių, ateina pas rektorių, deda jam ant stalo brėžinius ir sako, mūsų universitetas toliau nebegali dirbti be astronomijos observatorijos. Visi modernūs universitetai apie tai galvoja, kai kas jau ir įsirengė, turim galvoti apie tai ir mes. Tai štai aš pagalvojau, kad ant 3 aukštų stovinčio pagrindinio universiteto pastato būtų galima pastatyti 4 aukštą, 5 aukštą, 2 bokštelius ir čia mes galėtumėm įrengti Vilniaus universiteto observatoriją. Nereiktų jokių papildomų žemės sklypų, dar kažko, viską aš jau galvojau. Štai jums brėžiniai, projektas, galima dirbti. Rektorius, aišku, pasižiūri tą 52 metų rugsėjais. Pasižiūri, krapšto galvą, susikviečia protinguosius kurmius, kad dar jam patartų, pasižiūrėtų, ar reikia, pagalvoti apie tai, finansavimas iš kur. Ir tuomet uždeda savo antspaudą, rezoliuciją, statom, darom. 1753 metų gegužės mėnesį oficialiai atidaroma Vilniaus universiteto astronomijos observatorija, Tomas Žebrauskas paskiriamas jos direktoriumi. Kiek mėnesių praėjo? 9 mėnesiai. 9 mėnesiai užauginti vaiką, ką aš žinau, įmanomas gamtos, kaip sakant, požiūrį dėsnis. Tai įsivaizduokit, ant to senojo pastato, tiek viską jau padaryti, aišku, brėžinio projekto laikas, tai žinoma, jau į tai neįskaičiuojamas, bet vis tik priimti sprendimą statyti, organizuoti visą komandą, pastatyti tokio dydžio pastato antstatą, nežinau, sunku net įsivaizduoti ir šiandieną. Šiandien mes tas visas dėžutės Rimi ir Maximas ar ne labai greit įsivaizduojam, 1-2 surinkta, bet kai tau reikia sumūryti, bet pasirodo, jeigu žmogus turi tikslą, turi pakankamai pinigų, tai kai kuriuos gerus darbus galima atlikti pakankamai greitai. Taigi, čia planuojama, kad bus graži salė, čia įsikurs biblioteka, čia bus darbo vietos, viršuje instrumentynas, o bokšteliai, aišku, naudojami stebėjimui. Ir kai jo darbas įsisiūbuoja, jau ta salė apgalvota ir kas, ir kaip, ir kodėl. Ir tuomet staiga persišaldęs miršta Tomas Žebrauskas ir jėzuitai pasikviečia iš Romos kitą architektą, Karlas Pampanis. Ir kai kalbėjom apie klasicizmą, tai Karlas Pampanis ir buvo pirmasis praktiškai atvežęs klasicizmo idėjas į Lietuvą. Tai šitas žmogus atvažiavo, pasižiūrėjo į šitą salę ir aišku, kad jis jau negalėjo dirbti taip, kaip dirbo Tomas Žebrauskas. Tomas Žebrauskas buvo garsus architektas, bet tai buvo absoliučiai barokistas, baroko atstovas.
Karlas Pampanis matė naujoves, matė, kaip galima padaryti kitaip ir todėl šitoj salėje jūsų akis turi matyti du stilius, labai ryškiai. Parodykit man baroko pagrindinę detalę. Šičia? Čia yra klasicizmo pagrindinė detalė, taip, o barokas? Voliutai, ne? Taigi, voliutus, ačiū Dievui, žinom, tas tokias pažemintas truputį arkas irgi žinom, bet kažkodėl aš nežinau, kur mūsų išsilavinime dingo pagrindinė baroko figūra. Ovalas, tai vat nežinau. Nu, nieks nežinom, kol specialiai nepasiskaitom, bet tai man. Tai va, tai lygiai toks pat ovalas pagal dokumentus buvo ir mažesnės salės klubuose. Aš, aišku, jau fantazuodama sakiau, kad galbūt ir čia, nes neaišku, kur buvo pirmasis įėjimas į šitą salę. Todėl, kad tai labai gerai spindi pagrindinę baroko idėją – begalybė. Tas begalinis ėjimas į viršų. Ir net pažiūrėkit, vat Kazimiero koplyčia, toks tipiškas baroko statinys, yra žemės kubas, yra aštuoniakampė skaistykla ir to jau dangaus skliautas, ne? Kupolas. Visiškai aišku, paprasta ir genialu. Tai va, lygiai tas pats, tai va, ir viską eina ovalas. Ovalas, ovalas, ovalas. Jis veda aukštyn ir aukštyn ir aukštyn. Nu, kalbant apie mokslą, gerai būtų pasiekti ten tą tobulybę, ne? Ir begalybę, bet va iki tos begalybės daugumą iš mūsų ir nebeinam, kažkur užstrinam pusiaukelėje. Tai va, šiandien ten viršuje, buvusio instrumentyno vietoje veikia mūsų orientalistikos skaitykla, prieš kokį gerą 10-metį įrengta. Labai greitai visi studentai ją pakrikštijo, kaip jūs manot, kaip Himalajais, nes ten reikia dar palipti, o 5. aukštas tokiuose senuose pastatuose jau turi ką veikti, jau yra galimybė padirbėti. Tai va, o kalbant apie klasicizmą, tai aišku, čia yra viena iš pirmųjų klasicizmo detalių Vilniuje. Pati pirmoji Šventų Jonų bažnyčia, jeigu spėsim, turėtumėm spėti, tai pasižiūrėsit tenai. Ten tarsi toks pabandymas irgi to paties Karlos Pampanio, o čia jau išbandytas, pasižiūrėta detalė, vakarinis durų portalas. Ir matot frizas su 4 zodiako ženklais, simbolizuojančiais 4 metų laikus, toliau duoklė. Pagarba paskutiniajam Lietuvos Lenkijos karaliui Stanislovui Poniatovskiui ir 2 deivės. Deivė Uranija savo rankose laiko žvaigždžių vainiką, deivė Diana. Na, čia gal sunkiai matosi, bet šiaip ten yra Elžbietos Oginskaitės Puzinienės portretas. Ir ši moteriškė labai daug nusipelniusi, kad observatorija pradėtų apskritai veikti, nes būtent jos dovanoti pinigai 200 000 auksinių. Tai buvo suma, kurios užteko visai observatorijai ir pirmiesiams astronomijos instrumentams. Tai buvo viena iš nedaugelio Europos moterų, kuri labai domėjosi matematika, gamtos mokslais, buvo turtinga, Mstislavlio Kaštelionienė ir rėmė. Ir rėmė išvietimą ir kultūrą, kiek ten, aišku, tuo metu buvo suvokiama ir suprantama. Šiaip tai, aristokratų šeimos turėjo tokią tradiciją remti menus, kaip tai buvo vadinama. Tai va, tai būtų gerai, kad tos gražios tradicijos atgimtų, bet kai neturim bajorų, tai vargiai čia kas nors atgims, bus matyt. Tai va, tai jau kaip minėjau, kad šita salė priklausė, ta prasme visas šitas kompleksas, tai buvo astronomijos observatorijos dalis, astronomijos observatorija ir jinai buvo tiek garsi, kad nebuvo uždaryta kartu su Vilniaus universitetu po 1831 metų sukilimo, buvo leista dirbti, bet XIX amžiuje kilo didžiulis gaisras, nuniokojęs labai didelę dalį observatorijos ir visą tai, ką dar buvo galima gelbėti, rusų mokslininkai išsivežė į Sankt Peterburgą, į Pulko observatoriją. Tenai dėja Antro pasaulinio karo metais ta observatorija buvo sugriauta, tai taip, kad neįtin kažkas liko. O pas mus liko tik tai, kas jau buvo tuo metu arba per sena ir nenaudojama, arba buvo per sunku išsivežti. Tai va, tokių eksponatų mes turim ir tarp jų tokių, kur šiemet net ir Britai atvažiavę akis išpūtė ir nepatikėjo, kad mes turim. Parodysiu tai vieną. Tai va, tai šiandien, aišku, observatorija jau dirbti čionai tikrai negalėtų, jokių šansų, jau po Antro pasaulinio karo, negi ne, Stepono Batoro universiteto prieškariu dar laikais. Observatorija atidaryta prie dabartinio Vingio parko, ten kur medicinos fakultetas universiteto, o dabartinė observatorija, tai kaip žinot, 60 km nuo Vilniaus, Molėtuose. Tai va, o čia patalpos buvo atiduotos bibliotekai, visą 20 amžių čia prabuvo saugykla, tai yra padalinta į 2 dalis patalpos į 2 dalis, su lentynomis, su knygomis, senomis, dulkinomis, ir jokio ten grožio čia niekas labai nematė. Bet vis tik tai toks stebuklas įvyko, kad 1995 metais pavyko gauti lėšų šitos salės remonto darbams, renovacijai. Nežinau, kaip tuo metu, kai ten neįtikėtinai pinigų buvo mažai ir šalis buvo ubagiška, vis dėlto buvo skirti tie pinigai, salė atrestauruota.
Pradžioj buvo visiškai tuščia, po to užsakyti baldai, dar viena fantastikos sritis, kur aš po šiai dienai nesuprantu, ar vienas šitas komplektas 98 metais kainavo 15 000 litų. Tai, suprantat, tais laikais tai buvo tokia suma, kaip, aš nežinau, ten milijardierių galėjai jausti su tokia pinigų suma 98 metais. Tai va, bet šitie pinigai buvo skirti, baldai pagaminti, aišku, ąžuoliniai, aišku, visi jau jie tenai specialiai čia gaminti. Tai va, ir tada nuo to laiko salė, tokia baltoji salė, mūsų profesoriai, doktorantai turi teisę rezervuoti vietą, bet būsit kokiais mokslo žmonėmis, galėsit čia sėdėti dirbti, bet jau reikia susitaikyti, kad tokių grupių bus daug. Jūs esat ramūs, malačiai, bet kai atsiveda jaunesnius, tai ne visada čia su jais taip tyliai pavyksta susikalbėti. Tenka ir biški raminti, bet ką darysi, žmonės žino, kad čia yra tokia vieta, kur ramybės tikėtis neįtin galima. Dabar iš tokių įdomesnių dalykų, jeigu jūs apie tą observatoriją daugiau neturit klausimų, tai pasakysiu, į ką atkreipti reikia dėmesį. Tai vienas dalykas į paskutinį Lietuvos, Lenkijos abiejų tautų Respublikos žemėlapį. Štai ten. Tada aš jeigu į priestatą parodysiu instrumentą, kuriuo mes čia labai didžiuojamės, ir tada patys sprendžiat, ar jums jau užtenka laipiojimo, ar dar norit biškį palipti aukščiau. Dabartiniu metu matom informacinėse technologijose, tai kalbant apie profesionalus, nusipirkai kompiuterį, įsigijai kažkokią programą, pusmetis praėjo, viską gali mesti lauk, nes jau viskas pasikeitė, jau reikia atnaujinti, kažkas kažko neveža ir taip toliau. Beveik ir mūsų mobilus tą patį veikia, ne? Tik nusipirkai, jau žiūrėk viskas, nebeužtenka atminties. Tai va, tai astronomijos mokslas tuo metu vystėsi lygiai taip pat greitai. Ir mokslininkai tik tai susidarė planus, tik pradėjo dalyvauti kažkokiuose bendruose projektuose su užsienio universitetais, nes šitas mokslas bet kokiu atveju yra tarptautinis, čia viena šalim tai tikrai beviltiška apsiriboti. Ir suprantat, kai tu pradedi dalyvauti kažkokiuose bendruose projektuose, labai greitai supranti, jeigu vienoj kažkokioj iš organizacijų nėra tam tikrų instrumentų, kuriais gali pasitikėti, reiškia darbas bendras negali vykti. Tu turi viską turėti, ką turi visi. Ir kaip ir mūsų laikais, taip ir anais laikais buvo tam tikri madingi meistrai, kurie gamino labai preciziškus, labai gražius, labai garsius instrumentus. Vienas iš jų buvo Jesse Ramsdenas, dirbęs Londone. Ir Ramsdeno dirbtuvių instrumentai, jie buvo pagarsėję visoje Europoje. Ir aišku, labai greit mūsų mokslininkai rektoriui sakė, mes jokių būdų negalime dirbti, o jau Ramsdeno kvadrantas, tai jau čia must have kiekvienam projekte, bet kur ką beskaičiuoja, visur reikia užtvirtinti šituo. Rektorius ką, tai jeigu jau taip mirtinai reikia, o mesgi aišku, kaip šiais laikais norim būti tarp geriausių universitetų Europoje, taip ir tada norėjom. Tai buvo pasakyta, kad taip reikia užsakyti. Tuo labiau Ramsdenas, taigi jo tos dirbtuvės dirbo ilgai, preciziškai, bet jau, oi dieve, kaip juokaudavo, kad jo dirbtuvėm galima užsakyti varpus paskutiniai teismo dienai. Tai supras, ten niekada taip ir neateis. Tai va, tai šitas instrumentas vis tik nepaisant to atėjo. Ir kai jį atvežė, staiga pasirodo mūsų mokslininkai didžiai nustebę išgirdo, ką, jis toks sunkus. Va čia tai man patinka, taip skaitai tokias istorijas ir galvoju, ne, tikrai čia buvo tokie durniai. Maždaug jiegi nežinojo prieš tai jo masės. Ir kai atvežė į Vilnių, paaiškėjo, kad ta nauja konstrukcija tai niekaip neatlaikys. Kaip jūs nesuprantat, taigi pamatai buvo skirti 3 aukštam, o jūs uždėjo dar 2 ir dar bokštelius ir dar šitokį instrumentą nori ten Ne, vienareikšmiai, viskas grius. Tai ką dabar daryti? Rektorius klausė, o kadangi pats buvo labai artimai su observatorija susijęs, tai kas belieka daryti, ieškoti pinigų ir projektuoti priestatą. Ir priestatą suprojektavo su labai jau ten stipriais pamatais, su švediškos miltainio siena, kuri turėjo būti konkrečiai orientuota iš pietų į šiaurę, jau čia taip tokia absoliučiai teisinga kryptis. Ir vat ant tos sienos buvo galima pakabinti šitą instrumentą ir vykdyti tyrimus, o jisai šiaip skirtas matuoti atstumą tarp horizonto ir dangaus kūno. Ir kaip matot, čia iš esmės naudotis, tai mums kaip parodė astronomai šiuolaikiniai, tai čia ir dabar kiekvienas iš mūsų sugebėtumėm su savo matematikos žiniom. Tai pasisuki tiek, kiek tau reikia teleskopą, čia viskas sugraduota, kelios formulės ir viskas tau kaip ir paprastai ir aišku. Tai va, tai naudotis būtų galima ir šiais laikais, bet dieve, kasgi tokiais niekais užsiminėja. Žinoma, kad visi užsiminėja kompiuterių pagalba. Ir niekas taip neskaičiuoja. Tai va, tai žodžiu, Ramsdeno instrumentas buvo tvarkoje atvežtas, namas jam pastatytas, pritvirtintas, ir ką jūs to manot, padirbo ten, daug dievė į porą metų, ir viskas, ir paseno, atsirado naujesnių dalykų.
Tai va, tai, bet mums liko ir kai jau reikėjo keltis po gaisro į pulko observatoriją, tai šitas instrumentas lygiai taip pat per sunkus. Jo neėmė, naudoti jo aktyviems moksliniams kažkokiems tyrimams nebenaudojo. Ir tuomet paliko, o per visą 20 amžių Lietuvoje vyko įdomus dalykai, ypatingai po Antro pasaulinio karo. A tai negi rodysi, ką turi. Jeigu kas geresnio ir įdomesnio, tai viskas bus paimta į Maskvą arba Leningradą. Tai va taip buvo su katedros lobynu jau garsiuoju, taip su kitais gerais dalykais, tai kai manoma paslėpti, viskas buvo ir paslėpta tų kelių nesušaudytų arba neištrimtų žmonių dėka. Tai va, šitas irgi, kadangi visa salė buvo toks, švelniai tariant, sandėlys knygų, į kurį nelabai kas norėdavo kišti nosies, elektros čia nebuvo, net ir mūsų dabar dar dirbantis darbuotojai vyresni prisimena, kaip sovietmečio, jeigu reikėdavo į kokią nors knygą iš šitos salės ištraukti 8 val. Vakaro, biblioteka dirbo iki 10. Tai čia reikėdavo pasiimti porą žiebtuvėlių, nes nežinai, kiek tenai laikys tos baterijos, o kitaip tai liksi tamsoj, dulkėse, dar turėsi apsigrabinėdamas susirasti kelią iki išėjimo. Išėjimas buvo ne iš tos pusės, kur mes su jumis atėjome, iš priešingos, o pro tą gražų į portalą, bet tuo metu, kadangi dulkių sluoksnis buvo storesnis už lipdinius, tai nelabai ten kas ir matėsi. Tai va, tai tokia nemaloni vieta. Tai va, apie šituos dar kažkokius priestatus, tai jau patikėkit, tikrai niekas nežinojo. Ir visa tai buvo atverta tik tada, kai padaryta buvo rekonstrukcija. Tuomet astronomai su bibliotekininkais aprašė instrumentus, dėjo šitas visus tekstus, kad kiekvienam būtų aišku, nes ir mes patikėkit nelabai ką žinom, nes ne astronomai. Tai va, ir tada, kai pradėjom vesti čia svečius, paaiškėjo, kad va štai tokių originaliuose, autentiškose vietose Ramsdeno kvadrantų, tai net pačioj Anglijoje yra vos keliose vietose. Tai staiga, kai pasipūtė universitetas, mes tokie unikalūs, ne šiaip jau turbūt ir jums aišku, kad Lietuvoje labai unikalių dalykų yra ant pirštų suskaičiuojamas kiekis. Tikrai labai nedaug. Ir natūralu, vis tik tai pasaulis prasidėjo europinis pasaulis, ar ne, nuo Viduržemio regiono, jokių būdų ne nuo šiaurės kraštų. Tai va, tai pas mus jau viskas ėjo ir ganėtinai pavėluotai ir likučiai, sakykim taip. Bet kai kas atėjo laiku ir vietoj, tai va šitas daiktas taip pat. Dabar, kalbant apie observatoriją, mačiau ten sustojot prie tų pirmųjų teleskopų, tai ten atkreipti dėmesį, kad pirmieji buvo mediniai visi. Tai va, tada jau jeigu koks turtingesnis Radvila, taip kaip tą patį gražiausią, tai žinoma, ji, ta prasme, apdengdavo oda, traukdavo, ten aišku savo anspaudus visus sudėdavo, kad būtent jie čia padovanojo. Ir instrumentas buvo lengvai naudojamas, todėl kad ten tos visos rankenėlės, kurios yra, tai jos visiškai sėkmingai pasukdavo instrumentą ir į tą pusę, kurią tau reikia, rankomis ten nereikėjo taip bandyti optinį taikiklį nutaikyti. Tai va, viskas buvo pagalvota, kad žmogui būtų kuo paprasčiau. Bet kalbant apie tikrasias teleskopų vertes, tai mes tikrosios vertės neturim. Todėl, kad visa lęšių sistema, jos išsaugoti yra neįmanoma, jeigu neveikia observatorija. Ir kai jinai neveikia, tai aišku ir išsidaužia ir tai yra tiek trapu, kad išlaikyti, sakau, turi specialiai laikyti, kad išlaikytum. Knygas išsaugoti yra lengviau negu lęšių sistemas. Tai va, tai mes turim vienintelį tik restauruotą tą patį pirmąjį teleskopą ir jisai yra atnaujintas, teoriškai ten, kaip sakė, vakarai šiaurės žvaigždė turėtų matytis praktiškai, tai profesorius skaityklos stogas. Tai va, tai dabar suprantu, kad sportuot nusiteikia, ar ne, į bokštelį kilsit. Tenai pasižiūrėsit, kiek reikėjo dirbti, kad tu tokį daiktą galėtum išleisti. Tai va, ta didžioji duomenų bazė, tai yra kataloginės kortelės su lietuviškais žodžiais, saugomos Lietuvių kalbos institute. O čia yra tai, kas sudėta į 20 tomų. Žinot, kiek mes žodžių turim? Bandėm kažkada su vaikais pasižiūrėti, kiek yra lietuvių kalboje žodžių. Be žodyno niekada nepasakysi. Ir net ir žodyno turbūt reiktų atsiversti paskutinį tomą. Kažkur mačiau, kad 450 000. Kažkas tokio buvo. O vieni tokie mūsų garbus vaikai, gal kokie šeštokai, man iškart uždavė klausimą, kaip jūs manot, koks yra paskutinis žodis lietuvių kalbos žodyne? Super klausimas. Po to aš apklausinėjau visą biblioteką, niekas neatsakė. Bet čia tai mes pasižiūrėjome ir tas paskutinis žodis yra žvangt, garsiai skambėti. Geras.